Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai. Laikas pradėti mūsų konferenciją. Šita konferencija, kaip jūs žinote, yra skirta žmogaus teisių dienai, arba tiksliau Jungtinių tautų generalinės asamblėjos priimtam labai svarbiam dokumentui, kuris apibrėžia gairias ir ateičiai ir iki šios dienos, iki šių dienų yra svarbus, tai yra žmogaus teisių pagrindai. Vienas plenarinių pranešimų ciklo pranešimas, tai yra gerbiamo Vytauto Budniko. Prašau jūs. Gerbiami kolegos ir konferencijos dalyviai, aš turbūt šiek tiek pamėginsiu gal panašiai, bet radikaliau gal įsiaiškinti tai vis dėlto, kas čia vyksta, apie ką mes čia visą laiką kalbėjome šitos konferencijos pranešėjai. Tai pamėginsiu argumentuoti savo išvadas teisiniais argumentais ir pradėsiu nuo to, kad mano pranešimo tema apie teisėtus piliečių lūkesčius įvairesniam pasaulėžiūrų diskursui. Atkreipiu į žodžius teisėti lūkesčiai, o tai reiškia, kad jie yra grindžiami teisės normomis įtvirtinomis šalies įstatymuose, konstitucijoje ir tarptautinės teisės dokumentuose. Teisinių požiūrių skelbtis savo pasaulėžiūrą turime pakankamai tvirtą pagrindą. Štai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis garantuoja kiekvienam mūsų teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas. Šalies konstitucijos 25 straipsnis taip pat skelbia, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. O 42 straipsnis skelbia, kad kultūra, mokslas, tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi. Bet prieš keletą metų Vilniaus universiteto tarptautinių santykių institute ši konstitucinė norma buvo atmesta. 9 studentai parašė skundą TSPMI administracijai dėl profesoriaus Vytauto Radžvilo dėstomo dalyko Europos idėja, tapatumai ir reprezentacijos, reikalaudami šį kursą pašalinti iš privalomųjų disciplinų sąrašo. Esą profesoriaus požiūris į ES yra netinkamas, jo euroskeptiškos pažiūros iškreipia supratimą apie šią sąjungą. Pasirodo, TSPMI administracija tokio prašymo seniai laukia ir, žinoma, pasirūpino, kad profesorius Vytautas Radžvilas TSPMI toliau nebedėstytų. Šiandien Europos valstybių politikai veikėjai išsijuose kritikuoja Briuselio politiką, iš jo šaiposi Britų, Lenkų, Vengrų, Olandų ir Vokiečių žiniasklaida, bet Lietuvos aukštosiuose mokyklose, ypač toje, kur ruošiami diplomatai ir politikos vadovai, tai daryti yra šiukštu. Taigi tarsi turime teisę į pažiūrų laisvę, bet jų negalime viešai deklaruoti. Neseniai už netinkamas pažiūras Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas nubaudė docentę, humanitarinių mokslų daktarę Jolantą Mažylę. Vien dėl to, kad pastaroji dalyvavo televizijos laidoje Sengirė, kurią transliavo YouTube OpTV kanalas. Prieš mokslininkę buvo inicijuoti apie 100 anoniminių studentų skundų. Taip, kadaise sufabrikuotais darbo žmonių laiškais komunistų partijai buvo pašalinti iš tuometinio Kapsuko universiteto Tedas Petkevičius, Tadas Zaleckis, Vasilijus Sezemanas, Vanda Zaborskaitė, Meilė Lukšienė ir kiti mokslininkai. Analogiškai anoniminių skundų pagrindų buvo įkalinami, tremiami į Sibiro lagerius ir net baudžiami mirties bausme režimui neįtinkantis rašytojai, kultūros ir mokslo darbuotojai. Docentės Mažylės į lagerį niekas nevežė ir į kalėjimą nesodino. Tačiau nors nei universiteto, nei Centrinė akademinės etikos komisija, nei visuomenės informavimo etikos komisija jokių mokslininkės pažeidimų nenustatė, ji buvo priversta palikti universitetą. Svarbiausia, kad Mažylės persekiojimą inicijavo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, kuri universitete veikė programą socialinės partnerystės pagrindais. Jai nepatiko, kad mokslininkė dalyvavo OpTV surengtoje laidoje ir to pakako, kad Mažylė prarastų darbą. O universiteto administracija, kaip jau įprasta, ir šį kartą kitaminčių persekiojimams neprieštaravo. Tokiu būdu tarsi turime pagristą konstitucinį mokslininko lūkestį aukštoje mokykloje dėstyti laisvai, bet jį realizuodami mokslininkai susiduria su neproporcinga rizika netekti darbo. Kita vertus, labiausiai žodžios laisvės suvaržymais garsėja pats nacionalinis transliuotojas.
Dar daugelis pamenė skandalingą istoriją, kai LRT etikos kontrolierė, pasiremdama anonimimo skundiko Rašliava, nubaudė programų vedėją Savukyną už tai, kad šis Facebookoje paskyroje kritikavo teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską. Daugelis žino, kad kritikuoti valdžios veiksmus žurnalistų suteikia ne tik Konstitucijos 25 straipsnis, bet ir Lietuvos Respublikos informavimo įstatymas. Bet kontrolierė galvoja kitaip. Ji nustatė, kad Savukynės pažeidė LRT žurnalistiko etikos kodeksą, kuriame parašyta, kad žurnalisto skelbiama informacija privalo būti atribota nuo jo asmeninių pažiūrų. Žinoma, Savukynas su to nesutiko ir dėl tokio pažeidimo kreipėsi į LRT tarybą, bet pastaroji skundą atmetė, palikdama kontrolierės pasiūlytą nuobaudą. LRT tarybos vadovas Valatka motivavo tokį sprendimą iškilmingai pareikšdamas, kad asmens žodžio laisvė nėra absoliuti. Bet tai yra absoliutus teisės neišmanimas, nes Konstitucijos 25 straipsnis tai nustato, kada ši laisvė gali būti ribojama. Pirmiausia, ribojama tik įstatymu ir tai tik tuomet, kai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, doroviai ar konstituciniai santvarkai ginti. Laisvė reikšti įsitikinimus yra nesuderinama su tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacinės kurstymu ir šmeižimu. Nieko panašaus kritikuojant ministrę Dobrovolską Savukyno Facebook paskyroje nebuvo. Šiuo atveju žodžio laisvė nėra absoliuti, apibrėžia tik žodžio laisvės ribas pačioje LRT, kurioje žodžio laisvė ne visiems darbuotojams yra vienoda. Pavyzdžiui, LRT darbuotojams Miliūtei, Makaraitytei leidžiama ne tik asmeninėse paskyrose, bet ir tiesioginėse LRT laidose užgaulioti nacionaliniam transliuotojui nepriimtinas partijas, ko netyčiotis iš kai kurių politikų ir viešai skatinti neapykantą kitaminčiams, prigimtinės šeimos šalininkams, pokario rezistencijos puoselėtojams, marksistinės genderizmo ideologijos kritikams ir taip toliau. Vadovaujantis minėtų kodeksų, LRT kontrolierė privalėtų uždrausti šioms darbuotojams turėti savo asmeninės Facebook paskyras, nes juose, švelniai tariant, per smarkiai yra reiškiamas asmeninės minėtų darbuotojų nuomonės apie politikus ir politinės partijas. Juolab, kai dėl šių darbuotojų viešo neetiško elgesio nekartą LRT tarybos etikos kontrolierė kreipėsi patys Seimo nariai. Kitas piliečių lūkestis išplaukia iš Konstitucijos 31 straipsnio, kuris draudžia asmenį skelbti kaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas, pabrėžiu, įsiteisėjusi teismo nuosprendžiu. Tačiau prisiminkime, kaip 22 metais buvusi šalies švietimo, mokslo ir sporto ministrė Šiugždinienė kartu su buvusiu Vilniaus meru Šimašiumi išprašė iš darbo Juventos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Astrą Genovaitę Astravskaitę, kuri neva organizavo riaušes prie Seimo. Tuo metu dar niekas nežinojo, kas tas riaušes organizavo. Mokytoja buvo viešai apkaltinta nusikaltimu, kurio padarimo nebuvo nustačiusi nei prokuratūra, nei teismas įsiteisėjusi teismo nuosprendžiu. Bet mokytoja buvo reikalavimą atleisti iš darbo, nes į mitinguose neįtin pagarbiai kalbėdavo apie mūsų dabartinę valdžią. Atleidimui pagrindas atsirado gan greitai, neva Astravskaitė priimant į darbą nebuvo surinktas konkursas lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti. Gimnazijos direktorė įvykdžiu šį reikalavimą ir paskelbus reikalavimą konkursą, leidžiant jame dalyvauti ir Astravskaitei, sostinės valdžia pasitelkusi anoniminius skundikus užsipuolė pačią gimnazijos direktorę. Rezultate mokytojai gimnazija negrįžo, o gimnazijos direktorė pasitraukė iš pareigų. Tai tik keli pavyzdžiai. Šiandien asmens nekaltumo prezumpcija pažeidinėjama kone kiekviename žingsnyje. Prisiminkime liūdną amžinatilsį Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislavo Burgio istoriją, kai sisteminė žiniasklaida be teismo šį pedagogą nuteisė neva dėl sistemingo nepilnametės bauginimo naudojant psichinę prievartą. Teismas Burgį išteisino, tačiau šmeižiamas ir persiekiamas garsusis pedagogas palūžo, prarado sveikatą ir anksčiau laiko paliko šį pasaulį. Kita vertus, kokią teisingumą galima tikėtis valstybėje, kurie asmuo atsakingas už žmogaus teisių priežiūrą pats viešai be teismas skelbė verdiktus žmonėms. Turiu galvoje Lietuvos žmogaus teisių biuro vadovą Vytautą Valentinavičių, kuris pernai socialiniuose tinkluose išplatino žinią, kad profesorius Algis Krupavičius yra nuteistas ir teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Nors apeliacinis teismas šios bylos dar net nebuvo pradėjęs nagrinėti. Kasacinis teismas ją priėmė tik šiemet.
Toks paminantis asmens nekaltumo prezumpcijų pareigūno elgesys yra užkrečiantis ir tampa pavyzdžiu kitoms valstybės institucijoms. Šiemet analogiškai viešais kaltinimais visuomeninėms organizacijoms, piliečiams ir netgi teisėjams žiniasklaida į dešinę ir į kairę švaistosi buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, dabartinis Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas. Neseniai jis viešai iškoneveikė Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją Rimą Bražinskinę, kuri atmetė tos pačios lyties asmenų skundą dėl prašymų įregistruoti civilinę partnerystę. Jis apkaltino teisėją neprofesionalumu, sąsojomis su Rusija, prorusiškumu, konstitucijos pažeidimais ir kitais nebūtais dalykais. Vien dėl to, kad teismas motyvuodamas, jog nėra partnerystės įstatymo, nepritarė tos pačios lyties asmenų pageidavimui įregistruoti partnerystę civilinės būklės aktų registre. Ciniškai pamindamas asmens nekaltumo prezumpciją, šis asmuo pretenduoja tapti Lietuvos Respublikos prezidentu, įsijungė į Kremliaus inicijuotą laisvės kovų juodinimo kampaniją ir neapykantos chorą, viešai pritardamas reikalavimui nugriauti kario savanorio Juozo Krikštaponio paminklą Ukmergėje. Neva šis partizanas yra dalyvavęs holokauste. Koks teismas, kada ir kokiu įsiteisėjusiu nuosprendžiu nustatė, kad minėtas laisvės kovotojas padarė tokį šiurpų nusikaltimą? VDU dekanas visuomenė nepaaiškina, nes tokio teismo nebuvo ir tokio nuosprendžio nėra. Jis viešai kaltina nacionalsocialistinių, rasinių ir tautinių grynumo idėjų skleidimu Lietuvos piliečius, kurie reikalauja, kad Lietuvoje prieglobstį gavusios ir aptarnavimo sferoje dirbančios ukrainietės, kasininkės, bent minimaliai mokėtų kalbėti lietuviškai. Nėra abejonės, kad ponas Žalimas žino, jog pagal valstybės kalbos įstatymą valstybinė lietuvių kalba yra privaloma gyventojų aptarnavimo sferoje. Taigi ji yra privaloma ir minėtoms ukrainietėms. Jis žino, kad lietuviai pietryčių Lietuvoje negali leisti vaikų į lietuviškus vaikų darželius, nes jų paprasčiausiai nėra. Kad jie Lietuvoje negali leisti vaikų į lietuviškas mokyklas, nes daugelį šio krašto gyvenviečių ir apylinkių taip pat nėra. O esančios lietuviškos mokyklos neaprūpintos mokymo priemonėmis ir dirba prastose patalpose. Ponas Žalimas žino, kad šiuo metu į Lietuvą jau yra atvykę virš 80 000 Ukrainos karo pabėgėlių ir virš 70 000 Baltarusijos piliečių, kuriems nereikia jokio politinio prieglobsčio ir kuriuos vien nacionalinio saugumo sumetimais, neminint kitų motyvų, valstybė privalo integruoti. Tačiau besišvaistančių fašistais ir klijuojančių nacių etiketės kitaminčiams nemažai yra ir mūsų Seime. Šmeižto, patyčių ir persekimo už pažiūras faktų pastaruoju metu ėmė neproporcingai daugėti. Tarp persekimų dažniausiai atsiduria žmonės, kurie nuoširdžiai rūpinasi Lietuvos valstybingumo, lietuvių kalbos, kultūros ir istorinės atminties išsaugojimu. Tai išsilieja į visuotinį susipriešinimą ir neapykantą. Šiame kontekste nieko nepaaiškinama mūsų valstybės vadovo laikysena. Ir tyla, matant, kaip yra stumiame iš viešo vartojimo valstybinė lietuvių kalba. Ministerijų pareigūnai jau atvirai kalba apie būtinybę panaikinti Konstitucijos 14 straipsnio nuostatą, jog Lietuvos Respublikoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Matome, kaip teisingumo ministrė Dobrovolska atkakliai ir nuolat teikia Seimui svarstyti įstatymus ar jų pataisas, apie kurias prieš 30 metus nesvajojo netgi Kremliaus parankiniai Šalčininkų ir Vilniaus krašto autonomininkai, mėginę Šalčininkų ir Vilniaus regionuose panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą, įtvirtinti juose dvikalbystę ir paskelbti šių regionų autonomijas. Paradoksas, bet dėl šių neįgyvendintų autonomininkų planų nuolat diskutuojame jau šių dienų nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seime. Bet ar girdėjote bent mažiausią šalies vadovo susirūpinimą tuo? Ar matėme bent kokią vadovo reakciją dėl patyčių iš Lietuvos laisvėje kovotojų atminties? Kai šalies viešoje erdvėje yra trinama tikroji 41 metų birželio sukilimo Lietuvos valstybingumui reikšmė, kai naikinant mūsų didvyrių paminklai ir daužomos jų atminimo lentos, jie tik stebi ir kažką nerišliai kalba. Iš to galima daryti vienintelį išvadą, kad valstybės destrukcijai aukščiausios valdžios institucijos vienareikšmiškai pritarė. Neteko girdėti, kad prezidentūra arba Seimas būtų išreiškęs tuo bent menkiausią susidomėjimą. Šiame kontekste turime nepamiršti, kad mūsų savarankiškos valstybės naikinimui labiausiai yra suinteresuota kaimyninė Rusija.
Būtent jai labiausiai trukdo valstybinė lietuvių kalba, kultūra ir Lietuvos laisvės kovų istorinė atmintis. Būtent ši kaiminė visada siekia ir tebesiekia menkinti lietuvių tautinį orumą ir griauti lietuvių nacionalinę savimonę. Nesakiau, kad čia paminėti asmenys būtinai vykdo Kremliaus užsakymą. Gal nesąmoningai pila vandenį ant Kremliaus malūno, tačiau jų veiksmai bet kuriuo atveju atitinka Kremliaus vykdomo hibridinio karo tikslus skaldyti ir kiršinti Lietuvos visuomenę. Kita vertus, lūkesti panaikinti Lietuvos suverenumą puoselė ir ES valdantysis elitas. Nesenai Europos parlamentas nubalsavo dėl 267 ES sutarčių pakeitimų ir dėl suverenių valstybių veto teisės panaikinimo. Tokiu būdu Lietuvos valstybė perdavasi virš nacionalinėms institucijoms finansų, užsienio politikos bei kitus svarbiausias valstybės funkcijas, dabar privalės perduoti įgaliojimus priimti sprendimus socialinės sveikatos apsaugos politikos, pramonės plėtros, milijonų migrantų perkelimo į kitas sąjungos šalis, taip pat sprendimus dėl kitų mums gyvybiškai svarbių dalykų. Galutinį verdiktą skelbs Europos vadovų taryba. Tačiau panaikinus veto teisę Europos vadovų taryboje, kiekviena valstybės narė iš esmės nustos buvusi valstybė ir taps administraciniu vienetu. O tai reiškia, kad Lietuvos valstybės suverenumas bus prarastas visiems laikams ir kelio atgal nebebus. Neatsitiktinai Seime Europarlamento balsavimo išvakarėse buvo įregistruotas nutarimas dėl Seimo atskaitingų ekspertinių patarimų institucijos sistemos pertvarkos koncepcijos, kurioje siūloma panaikinti Lietuvos švietimo tarybą, valstybinė lietuvių kalbos komisija ir valstybinė kultūros paveldo komisija, etninės kultūros globos taryba, nacionalinė sveikatos taryba ir nacionalinė šeimos taryba, sujungiant jas į vieną steiginį nacionalinę gerovės agentūrą. Koncepcijos siūlomas įgyvendinti pertvarkos kabutėse iš tikrųjų yra baigiamieji žingsniai, naikinant savarankiškumo valstybės lietuviškos tapatybės atraminės stulpus. Atsisakius suvereniteto, visus svarbiausius tautos ir valstybės klausimus jau spręsime nebe mes patys, o juos spręs kiti, neatsiklausdami Lietuvos visuomenės. Gal per drąsiai sakau, tačiau savarankiški sprendimai dėl lietuvių kalbos valstybinės statuso, šeimos politikos arba šalies demografinės padėties gerinimo ateityje gali likti tik mūsų prisiminimuose. Tokiu būdu mūsų visuomenė, kaip jau ne kartą yra buvę, atsidūrė istorijos kryžkelėje, kur vienoje pusėje yra lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių tautų lūkesčiai išsaugoti suverenitetą, savo valstybę, savo tapatybę, kultūrą, tradicijas ir prigimtinės teises, o kitoje yra didžiųjų kaimynų lūkesčiai panaikinti arba maksimaliai apriboti mūsų suverenumą. Kaimyninė Rusija siekia primesti mums vergovę, kad jos mažosios kaimynės tarnautų Maskvai, o kaimynai Europos Sąjungoje nori priversti mus išpažinti naujas neomarksistinės genderizmo ideologijas grindžiamas vertybės, kad įstatymė mes pripažintume 72 arba 105 žmonių lytis, kad nebesirūpintume nei valstybinė lietuvių kalba, nei valstybės sienų apsauga, įsileistume į savo miestus ir miestelius 100 000 migrantų iš Afrikos ir Azijos šalių, kitaip tariant, atsisakę tapatybės, ištirptume daugiatautėje migrantų Europoje. O apie tai, kas nors viešai šiandien diskutuoja. Skirtingai nei vakaruose mūsų žiniasklaidoje tik vyksta debatai dėl daugybinės pilietybės, kuriai įgyti bus rengiamas referendumas su įrašyta sukta formuluotė, kad būtų pašalintas draudimas Lietuvos piliečiams turėti ir kitų Lietuvai draugiškų šalių pilietybę. Žmonėms nepaaiškina, kad pilietybė suteikia ne tik teises, bet ir pareigas. O kokias pareigas turės, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstybėse gyvenantis Lietuvos piliečiai, kartu būdami ir JAV piliečiai. Ar jie turės pareigą ginti Lietuvą nuo agresijos karo atveju? Ar turės jie pareigą mokėti mokesčius į Lietuvos biudžetą, sąžiningai grąžindami mūsų visuomenė lėšas už jiems suteiktą išsilavinimą ir mokslą? Tuomet reikėtų atvirai pasakyti visiems, kad pareigos kylančios iš pilietybės lieka tik Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, o svetur išvykusias mes dovanojame tik teises. Tokia tad bus 2 greičių Lietuva. Bet nereikia savęs apgaudinėti. Šis politinis triukas su daugybinė pilietybė yra skirtas nacionalinių valstybių suverenumui panaikinti, tam, kad Lietuvos pilietybės turėjimas nebesaistytų mūsų visų su jokiomis pareigomis Lietuvai kaip suvereniai valstybei. Apibendrinamas pasakysiu, kad šiandien
Mūsų teisėtus lūkesčius kol kas saugo Lietuvos Respublikos konstitucija, kurios turinį jau keli metai nuosekliai plauna jos dvasios aiškintojai. Tačiau šie lūkesčiai nenumaldomai tirpsta visų akise, o tirpsta todėl, kad esame pasirengę laisva valia atiduoti savo teises spręsti mūsų tautos ir valstybės likimą kitiems. Pasirengę, nes praradome nacionalinę savigarbą, susitaikėme su išsivaikščiančios Lietuvos strategija, nebeturime valstybės ateities vizijos ir nebesaistome savęs su nepriklausomos suverenios Lietuvos valstybės ateitimi. Tai milžiniškas šakmuo, o gal ir vežimas lauko akmenų į mūsų inteligentijos daržą, kuri konformistiškai susigūžusi, bijodama neprarasti darbo vietų ar projektinių pajamų stebi, kas vyksta ir tyli demagogams politkorektišką kalbą tikrovę vyniojantį vatą. Gelbsti viltis, kad didelį iššūkio istoriją esame patyrę ne kartą. Grėsmės tautoj egzistencija akimirkoje žmonės nubusdavo ir susitelkdavo. Lemiamomis valandomis iškilus Lietuvos žmonės, dvasininkai, rašytojai, mokslininkai, meno kultūros darbuotojai, tai yra tikrasis intelektualinis elitas, pakildavo, patraukdami paskui savęs kitus. Visada laimėdavo meilę gimtai kalbai, kultūrai ir tėviniai, visada laimėdavo žmonių tikėjimas, valia ir ryžtas įsaugoti savastį. Todėl tikiu, kad ir šį kartą mūsų meilė Lietuvai nugalės. Ačiū ponui Vytautui Budnikui. Paskutinis pranešimas tai yra pono Ramūno Aušroto, kuris skamba taip. Žmogaus ir tautų teisių dialektika, ar tautos turi teisę? Prašome jūs. Sveiki visi, esu teisininkas Ramūnas Aušrotas, legitimuoju galimybę kalbėti šitoje konferencijoje tuo aspektu, kad subaigęs Vytauto Didžiojo universitetą, tarptautinės teisės magistratūrą ir dabar galbūt specializuojuosi truputėlį kitoje srityje, bet šita žmogaus teisų sritis, tarptautinės teisės sritis man yra artima. Iš tikrųjų, nėra lengva paskutiniam kalbėti. Paskutinis pranešėjas visada priklauso nuo prieš tai buvusių pranešėjų gailestingumo. Tai to gailestingumo beveik man ir neliko, iš tikrųjų, bet aš turiu galimybę būti gailestingas klausytojams. Tai pabandysiu, kaip sakant, kiek įmanoma glausčiau. Iš tikrųjų, šita tema gimė labai netikėtai. Kartais būna taip, kad pats gyvenimas arba įvykis, kas nors pasiūlo tam tikrą temą. Ir šis įvykis, kuris pasiūlė man šitą temą ir pagalvoti apie žmogaus ir tautų teisų dialektiką, tai buvo ta diskusija valstybėje dėl valstybinės lietuvių kalbos. Ir konkrečiai valstybinės kalbos inspekcijos viršininko, pirmininko Valotkos susipuolimas, kuris buvo vykdomas dėl to, kad jisai vykdo savo pareigas, kad jisai, kaip sakant, siekia, kad ta konstitucinė norma, jog valstybinė kalba yra lietuvių kalba, jinai realiai būtų įgyvendinama. Ir iš tikrųjų matydamas tokį paradoksinę situaciją, kad, reiškia, yra ne tik kvestionuojama, bet ir priekaištaujama dėl to, kad šitą normą asmuo pagal pareigas siekia, kad jinai būtų įgyvendinama, jisai yra už tai puolamas. Tikrai jaučiasi, kad mes gyvename labai tokiai keistoj visuomeniai. Ir galvoju, kad jeigu jau konstitucijos normos nepakanka, jeigu konstitucinio teismo doktrinos nepakanka, apginti tą reikalavimą, kad užsieniečiai Lietuvoje, ypač tie, kurie integruojasi darbo rinką, kad jie kalbėtų lietuvių kalba, tai gal kokiu dar būtų galima rasti argumentų, kaip šitą reikalavimą pagrįsti. Ir iš tikrųjų mintį
kaip būtų galima pagrįsti tą reikalavimą, davė ne kas kitas kaip nacionalinis transliuotojas, skyręs specialią publikaciją Valotkos pasisakymui. Beje, pats ir gerbiamas Valotka irgi bandė ieškoti argumentų ir vienas iš argumentų buvo, kad šitas reikalavimas yra grįstas Lietuvos piliečių lingvistinėmis teisėmis. LRT tada padarė specialų tyrimą, siekdama įsiaiškinti, kas tos yra lingvistinės teisės, ką jos reiškia. Aš jį perskaičiau ir iš tikrųjų užsikabinau už šito pasakymo lingvistinės teisės, kalbos teisės. Valotka nėra teisininkas ir galbūt jisai suformulavo taip, kaip suformulavo, intuityviai jis yra teisus, bet turbūt reikėtų kalbėti ne apie lingvistinės teisės, ne kaip piliečių, bet kaip tautos teisė. Ir iš visų ekspertų kalbintų būtent vienintelis Paryžiaus Sciences Po universiteto dėstytojas Vincentas Koronas, jis ir pastebėjo šitą dalyką, kad turbūt eina kalba ne apie ne individuo teisės, o valstybės teisės. Ir taip jau yra, kad žmogaus teisų diskursas, jisai gal ir teisėtai, turbūt reikėtų pasakyti, užgožia šiais laikais valstybės teisų diskursą, kuris buvo iki žmogaus teisų diskurso atsiradimo. Aišku, aplinkybės tos, kurios lėmė žmogaus teisų, tarptautinių žmogaus teisų diskurso susiformavimą, jos yra labai svarbios ir reikalingos ir tos teisės irgi yra labai svarbios ir reikalingos, jas reikia ginti ir taip toliau. Bet tautos teisės būtent dėl to liko kaip ir šešėlyje. Galima pasakyti taip, kad 19 amžius buvo nacionalizmo amžius, 20 amžiaus pradžia buvo galimybė užgimti tautų teisų diskursui, tačiau įvairūs istoriniai procesai lėmė, kad jisai embriono stadijoje ir liko šitas diskursas, ir be to net ir buvo kompromitavusi tos aplinkybės, sakau, tai būtų šoninis kalbėjimas, nes tai apima ir Versalio sistemą, iš to kylančią revanšistinę politiką ir kitus dalykus. Dėl ko kalbėti dabar apie tautų teisės, tai reiškia lysti į tą, reiškia pavojingą slidžią sritį, kalbėti apie nacionalizmą ar galbūt net fašizmą. Bet aš turiu drąsos apie tą dalyką kalbėti, nes manau, kad yra vienas aspektas arba kampas, kada ir kodėl šiais laikais būtent kalbėjimas ir kokiu būdu apie tautos arba valstybės teisės yra reikalingas ir kaip jis grindžia šitos konstitucijos mūsų normos būtinumą ir ją legitimuoja. Bet pirmiausia, vis tik reikėtų pasakyti tokį vieną aspektą, kur yra ta problema, kodėl mums tokias atrodo akivaizdžias konstitucijos teisės normas reikia ginti. Dar Reikia turėti omeny, kad visgi žmogaus teisų sampratos tikrųjų yra dvejopos. Viena fiksuoja žmogaus teisų deklaraciją, kita fiksuoja Prancūzijos revoliucijos metu priimta žmogaus ir piliečių teisų deklaracija. Iš pažiūros tekstų, aš matau tekstus, o tenais nerodo, tai kažkas yra turbūt negerai. Gal kas galėtų man pagelbėti, nes aš nežinau, kodėl. Kaip sakot? O gal šitaip kažkaip ne. Bendrinti. Bendrinti. Čia rodo, čia spaudžiu bendrinti. Šičia bendrinti, supratau. Jo, ir tada ekranas, spaudžiam ekranas ir tada atsidaryti. Gerai. Ir išsididinkite. Atsiprašau, matot, vis tik konferencijos nuovargis daro savo ir
Kitu laiku turbūt būčiau susitvarkęs pats, bet labai ačiū už pagalbą. Tai turim iš tikrųjų dvi žmogaus teisų sampratas, ar ne? Reiškia, turite dvi ištraukėlės iš nepriklausomybės deklaracijos ir žmogaus piliečių deklaracijos. Jos beveik yra identiškos, yra tik tais pora skirtumų. Tai amerikiečių deklaracija mini kūrėją ir tų teisių kilimą iš kūrėjo, ne iš kur kitur, ne iš žmogaus susitarimo. Antras dalykas yra žodelis netimamos žmogaus teisės. Jos yra tik viename, tik kitame tekste, bet pats koncepcija arba pats principas iš tikrųjų skiriasi. Amerikiečiai, Jeffersonas, žmogaus teisų koncepciją tvirtintą deklaracijų, jisai grindė Hobsu ir Loku. Ir pagal Hobsą, ar ne, mes atsisakome tam tikrų teisių, perdodame juos valstybei, kad jinai užtikrintų mūsų visų gerbuvį ir panaikintų tą prigimtinę būklę, kada visi kovoja su visais. Tačiau yra teisių, kurių negalime perduoti, nepanaikindami pačios teisų paskirties. Ir tai deklaracijų amerikiečių reiškia netimamos teisės. Tai yra to, ko negalima perduoti iš tikrųjų valstybei. Ir Hobsui tai yra teisė gyventi, o Lokas prideda du dalykus - teisė į laisvę ir teisė ir nuosavybę. Ir suformuluota, kad tai yra netimamos teisės yra gyvybė, laisvė ir laimės siekimas. Ir iš esmės šita koncepcija reiškia atspindi, kad žmogaus pamatinės teisės yra tai, ką mes atsisakome perduoti valstybei, ko valstybė negali kontroliuoti. Ir tos žodelis netimamos atspindi ribas, kurių valstybė neturi peržengti. Taigi iš esmės teisės tai yra erdvė, į kurią valstybė negali kištis. Tuo tarpu Prancūzų deklaracija, kalbėdama apie prigimtinės netimas teisės, remiasi truputėlį kitų dalykų ir remiasi Ruso koncepcija. Žan-Žako Ruso. Žakas Ruso taip pat sakė, kad žmonės valstybė reikalinga, nes kitaip reiškia irgi žmonės tarpusavyje kariauja, konfliktuoja ir valstybė reikalinga tam, kad suderintų interesus arba kai kurios interesus išpildytų. Ne visus, bet kai kurios. Ruso sakė, kad valstybė negali patenkinti visų interesų, bet jinai pasirengusi tenkinti tuos interesus, kurie yra reikalingi kaip kolektyvui. Ir pagrindinis interesas jam buvo interesas siekti bendrojo gėrio. Ir įdomu tai, kad taigi Ruso sutartis nėra grindžiama valdinių susitarimo arba susitikimų ir teisių perdavimo, bet jinai paremta mūsų kaip kolektyvinės grupės bendra politika. Ir siekiant bendro gėrio mes perdame valstybei veikti kaip mūsų visumos vardu. Ir reiškia, dėl to bendrojo gėrio mums galima paaukoti savo kaip pavienių individų teises tam tikras ir netgi laisvę. Ir iš tikrųjų Prancūzų revoliucija tą paskui praktiko ir pagrindė. Ir turbūt pagal šitą koncepciją, aš neįsiu tenais plačiau ir giliau, bet pagal tą koncepciją teisės pagal Prancūzų deklaracija neapibrėžia srities, į kurią valstybė neturi kištis, bet jos atspindi tam tikrus reikalavimus valstybei. Ir tik politiniai valstybės veiksmai gali tuos reikalavimus tam tikrus įvykdyti. Įdomu yra tai, kad ne visi tie reikalavimai yra pagrįsti, bet tik tie, kurie atitinka bendrai gėrį. Tai todėl, pavyzdžiui, prancūzai galėjo sakyti, kad religijos laisvė nėra būtina, nes jinai kaip tokia nėra reikalinga bendrajam gėriui. Ir tokia koncepcija iš tikrųjų gindo tokį dalyką kaip totalitarinė demokratija. Kažką panašaus turbūt mes irgi regime ir pas mus Lietuvoje. Šimonytė irgi savo prezidentinės kampanijos pradžioje kalbėjo bendrąjį gėrį, kaip jinai dabar valdo, turbūt įgyvena bendrąjį gėrį taip, kaip jinai supranta, arba tuos interesus, kuriuos reikia tenkinti. O reiškia, kiti interesai, kitos teisės nėra tas dalykas, kuris yra bendrojo gėrio dalis ir mes iš tikrųjų kaip visuomenė nuo to kenčiame. Tačiau einu prie to, kodėl aš apie tai kalbu. Šitas diskursas prancūziškasis lėmė iš tikrųjų yra pagrindas ir visuotinės žmogaus teisų deklaracijos,
Galbūt Žakas Maritenas, kuris yra, sakykime, autorinė figūra, prancūzų filosofas, žydas atsivertęs į katalikybę, reiškia, bandė, žinodamas Ruso kraštutinumus, bandė pagrysti, kad žmogaus teisės laisvės yra prigimtinės, bet prigimtai suprato teleologinę prasme, kaip Aristotelis ir Akvinietis, kad, kaip sakant, kaip savęs išpildymą ir žmogaus teisės yra kaip savęs savo prigimties išpildymas, bet tolimesnė žmogaus teisų raida privedė prie to, kad tos teisės iš esmės pradėjo išsikreipti, daugintis, turime teisę pasikeisti lytį, teisę pripažinti vienos lyties asmenų santuokas ir taip toliau ir taip toliau. Tai Žakas Maritenas turbūt apsiverstų karste sužinojęs, kaip nukrypo tas žmogaus teisų diskursas, bet iš esmės, sakant, valstybė dabar yra tam tikra įkaitė žmogaus teisų tuo aspektu, kad teisės dauginasi, tų reikalavimų daugėja ir valstybė negali nuo tų reikalavimų apsiginti. Tai sakykime, tas, su kuo susidūrė Volotka ir tos konstitucinės teisės normos valstybinės kalbos problema ir būtent ir su to, kad kodėl aš turėčiau mokėti tą lietuvių kalbą? O kodėl? Mano teisė kalbėti tokią kalbą, kokią aš noriu. Mano teisė užsiimti ekonominę veiklą. Mano teisė migruoti į Lietuvą ir čia gyventi. Ir jūs negalite to dalyko riboti. Valstybė tai yra problema, nes kai kalbant apie žmogaus santykį su kitu žmogumi, tai klasikinė norma visgi galioja, tai kad žmogaus laisvė, teisė baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus teisė. Tačiau šitas santykis negalioja valstybės atžvilgiu. Ir valstybės atžvilgiu tie reikalavimai iš tikrųjų yra priversti daugintis. Taigi tos žmogaus teisės, ypač tos, kurios yra nereguliuojamos arba neturi ribų, iš tikrųjų jos pradeda kelti grėsmę valstybių ir tautų gyvavimui, nes užtikrinimas tų visų išvestinių teisių, jisai skaido visuomenę ir dezintegruoja ir realiai visų tų išvestinių teisių užtikrinti nesuskaldant visuomenės ir dezintegruoti iš tikrųjų yra neįmanoma. Tai vat vienas iš mano tokių minčių, pasiūlymų pagalvoti apie ir prisiminti iki Antro pasaulinio karo pradėjusią formuotis tautų teisių sampratą, kuri egzistavo embrioniniai lygmenį, bet taip ir nebuvo įgyvendinta. Pagrindą jai davė tautų apsisprendimo principas ir kažkuriuo tai aspektu šitos teisės egzistuoja dabar žmogaus teisų diskurse, bet jos nėra tokios populiarios kaip žmogaus teisų diskursas. Ir aš čia parodau turbūt du pagrindinius tarptautinius teisės dokumentus, kuriuose egzistuoja tautų teisės, tas embrioninė užuomazga, kur neišsivystė, sakykime, į kažką tai plačiau. Tai reiškia, yra tautų apsisprendimo teisė, vienas dalykas, ir šita tautų apsisprendimo teisė, jinai realizuojasi valstybės sukūrimu ir taip pat per toje valstybėje tautos, kuris sukūrė valstybę, vykdoma ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Ir remdamasi tautų apsisprendimo teisę, valstybės laisvai nustato tiek savo politinį statusą, tiek vykdo savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Ir tas, aišku, ekonominės, socialinės kultūros plėtros vykdymas, kaip tautos apsisprendimo principų įgyvendinimas, jisai priklauso nuo tam tikrų charakteristikų. Pavyzdžiui, ekonominė plėtra priklauso nuo to, kokį tauta arba valstybė pasirinka ekonomikos modelį, arba rinkos ekonomikos, arba planinės ekonomikos, kokią mokesčių politiką taiko ir panašiai. Socialinė plėtra priklauso nuo pasirinktos demografinės politikos, urbanistinės politikos, miškų politikos ir taip toliau. O štai kultūros plačiaja prasme plėtra iš tikrųjų neįsivaizduojama, bet tam reikalingų irgi įrankių ir jų pasirinkimui. Taigi vienas iš tokių įrankių, kuris plėtojama, vyksta kultūros plėtra, yra kalba.
Kiti pavyzdžiai yra istorinės atminties politika, religija ir panašiai. Taigi lietuvių tauta arba valstybė, suteikdama lietuvių kalbai valstybinės kalbos statusą, jinai labai aiškiai parodė, kad lietuvių kalba yra pirminė ir pagrindinė tautos valstybės kultūros plėtros priemonė. Taigi valstybinis lietuvių kalbos statusas iš tikrųjų ir reiškia pareiga mokėti lietuvių kalbą, būnant ir gyvenant ir veikiančią Lietuvoje, yra iš tikrųjų Lietuvos valstybės, Lietuvos tautos teisių dalis, šito diskurso dalis. Kad nebūtų supriešintos tautų teisės ir žmogaus teisės, būtų galima turbūt pasakyti taip, kad kaip žmogaus teisės yra reikalavimai valstybei, kuriuos valstybė turi išpildyti, tai tautos arba valstybės teisės yra reikalavimai toje valstybėje gyvenančiam piliečiui. Ir aš pabandžiau pažiūrėti, kokie tie reikalavimai mūsų konstitucijoje yra, ir surašiau kelis straipsnius. Ir turbūt mūsų galima taip perbėgti. Ar ne? Pirmas dalykas, kaip ką galim būtų pavadinti pareigą Lietuvos piliečių, o iš kitos pusės tautos arba valstybės teisę reikalauti iš piliečių tam tikrų dalykų. Tai pirmas dalykas yra reikalavimas turėti Lietuvos pilietybę. Antras dalykas – valstybinės kalbos mokėjimo ir jos praktikavimo reikalavimas. Kitas dalykas – rinkimų teisė. Lietuvos konstitucija numato tik rinkimų teisę, nenumato rinkimų pareigos, bet kai kurių valstybių įstatymai, pavyzdžiui, Šveicarijos numato ir rinkimų pareigą. Ir tai yra tautos teisės diskurso dalis. Mūsų konstitucija numato pareigą mokytis iki 16 metų, valstybė tauta turi teisę reikalauti, kad jos piliečiai šviestusi. Buvo kalbėta apie miškų apsaugą, tai iš tikrųjų labai įdomu. Mūsų konstitucija numato pareigą saugoti aplinką, nenumato teisę į aplinką, bet turbūt tarptautinė teisė papildys, teisė į aplinką, tarptautinė teisė papildo ir gali papildyti ir mūsų bendrai mūsų teisinį diskursą. Nėra tiesioginės pareigos mokėti mokesčių, yra tik tais, kad valstybės biudžetas formuojamas iš mokesčių ir panašiai, bet netiesiogiai turbūt galėtume sakyti, kad egzistuoja konstitucija ir pareiga valstybės piliečių mokėti mokesčius. Ir labai konkrečiai aiškiai parašyta, kad valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra tiek Lietuvos piliečių ir teisė, ir pareiga. Taigi, kitaip tariant, reiškia, tautos teisės yra ne kas kita kaip žmogaus pareigos tautai valstybei. Viena iš tokių pareigų yra reikalavimas Lietuvos piliečiams ir gyvenantiems asmenims mokėti valstybinę lietuvių kalbą. Tai yra ne vienintelis pareiga, ne vienintelis reikalavimas, kaip aš parodau, jų yra ir daugiau. Ir galbūt šitas diskursas, tautos teisų diskursas būtų turbūt vaisingas ir naudingas ir balansas tarp žmogaus teisų ir tautos teisų leistų, kaip sakant, rasti tą protingą aukso vidurį, nes be tautos teisų žmogaus teisės gali būti, kaip rodo dabartinė praktika, linkę nueiti į kraštutinumą, o be žmogaus teisų apsaugos ir tautos teisės gali irgi nukrypti į kraštutinumą. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū Jums. Pranešimai baigti.